Antanai, jūs Antanas, o aš ir Rimas, o čia bendruomenės įvairių bendruomenių nariai. Tai sakė, reikia apsilankyti pas vieną žymų žmogų, tai mes žinokit ir negalėjom atsisakyti šitą. Toks jaunas kolektyvas atrodo. Tik atrodo. Dažnu atveju čia vyresnėliai, 3 amžiaus universitetas. Labą dieną. Čia dar perspektyvų žmonės, turintis dar jėgos čia visokiose. Tai va, tokių žmonių reikia būtent pratesimui mūsų. Gal kažkam patiks ir menai, tik tai aišku. Patinka, bet reikia mokėti tą meną kažkaip kurti? Menas patinka. Nu, tai iš tikrųjų, man atrodo, laisvalaikis kiekvienas gali. Tai, sakykime, muzika domėtis ir pas mus yra čia tokių, bet va jau su akmeniu tai pas mus neturim nieko tokio. Neturite, nepalaiko. Iš kokios bendruomenės čia? Mes šeštokų. Šeštokų. Bet šiaip tai Lazdijų rajono čia daugiau yra, ne tik tai šeštokų. Tokie jauni ir esat kaip šeštokų. Kaip šeštokai tai yra. Mes niekaip neperiname į aukštesnį lygį, bet ir nenukrentam, irgi gerai. Kitais metais jau galėtume būti 7. Direktorė nepraleidžia. Gerai, pabūkit vaikai. Pabūkit dar jo. Labai reiklė direktorė. Gyvenimą išleis labai kokybiškus žmonės. Tai galima eiti kažkur biškelį va čia. Galit po kiemą laisvai pasivaikščioti. Tai jūs mums papasakokit, kaip jūs šitą visą čia tą... Pridirbo tave centrą. Pridirbot, kaip sakot. Buvo. Jeigu pušynę matys ten... Ten jūsų kūriniai? Faini, nu, tikrai. Pušynė ir centre yra. Ten neskaičiau kiek dabar tų darbų, bet ten geresnį darbą. Ką jau čia padarau, tai viską tempiu arba į pušyną, arba į miestą. Čia pas mane kaip ir nebeliektų daug darbų. Čia kaip vienai dirbtuvinė atmosfera. Tai va, iš tikrųjų čia ir dar tokie kaip paruošti darbams akmenys, bet jums, aišku, galtinė rezultatas. O mes galim pateikti nuotrauką kartu su jumis, va, kad apie kažkurio kūrinio. Prašom, lipkite, jo, prašom. A čia galima užlipti? Jo, gali. Jūs, mes tokime čia pasidaryti nuotrauką. Jo, lipkit, kas lipkit. Ateikit čia palaukit. Pirmiausia Taigi lipa. Galit ir čia. Galima Tai kaip be šeimininko? Jūs mums įdomiausias žmogus, ar ne? Geriau į darbų žiūrėkite. Toks patailinis žmogus. Langelį. Prašom, greičiau. Čia, arčiau, ko jūs čia taip kuklinate?